Vienas 20 metų Kaune, kitas 20 metų Vilniuje gyvenom, tai supratimai skirtingi. Turim direktorę. Arba sutarėm, arba tada, ta prasme, priimam sprendimą bendrą ir esam sustarę taip, kad negalim ginčytis, o turim, ta prasme, valdyboje priimam sprendimą, jeigu mes nesutarėm. Jeigu sutarėm, jeigu ne, tada atsinešam į valdybą ir priimam sprendimą. Tas visas ir verslas, jis buvo net ir atskirai vykdomas visus tos, sakykime, didžiąją laiko dalį, tik paskutinis. Pradžiai kartu, po to atskirai, dabar vėl kartu. Subrendom būti kartu, sakykime, dabar taip. Atskirai dirbam tam, kad konkuruotumėm ir eitumėm priekį. Esmė tokia, jis daug kalba, aš daugiau darau, tikriausiai taip yra. Mano eina į struktūrą, į sistemą, o tavo daugiau eina į nukirtimą visų šitų reikalų. Žmogišką pusę. Ir į padarimą visą jo. Karo akademiją esu pakeitęs į savaitgaliui, kaip užlėkė ir negalėjo išeiti į buvusios draugės, dabartinės žmonos, ten gimtadienis ar kas ten buvo, tai turėjau tą savaitgalį praleisti akademijoje karo. Tai istorijos labai dažnas yra, kai mieste sveikinasi arba kažkur tai nepažįsti žmogaus, tai jeigu nekalbina, tai pasisveikini ir nueini, jeigu kalbina, tada jau pasakai, kad sumaišė, jeigu nepažįsti žmogaus. Nėra gerų savykių. Turbūt, kad per tiek metų tas pats darbas, supanašėjęs mąstymas, požiūris į žmonės, į verslą ir tas turbūt ir jungia šiuo metu. Užsidėję važiuoti pirmin ir pasiekti ir vystyti verslą. Tai yra dar antra tokia dalis, kuri vienyje. Ir greičiausiai iššūkiai. Ir tų iššūkių nebijojimas. Tai yra tas, ką taučius irgi turi ir kas man tinka labai.